pats buvo, kas pasėrė stacionarą, žinai, ten vaikas AM ir todėl jis negalėjo įrašą peržiūrėti. Pasirodo. Dabar sakau, tada žiūrėk. Dar aš dabar užvažiuosiu į Pardę, į paštą. Alio. Tau reikia ko? Tada. Stengiuosi pagraužti. Kaip to fifi. Daug pripirkti. Švalaus atsidarysiu tą progą. Urba dar. Stora uodega bus, ar darai dar šitų pratimų? Kokį yra tų padaryti? Yra šuotų padarys dar šitą. Į vieną pusę žiūrėti kelią į vieną ir palik ryšyti. Ir paskui kilnok subiniuką. Ant vienos kojos ten tą kilnok subiniuką ir koją tą. Nu, bet šitas labai geras. Nugarą ypač tau geras. Paėmiau kitą tą įrašymo įrenginį, žinai, ir jis žymiai geriau rodo. Tik pasirodo, aš jį sutrankiau kažkur į tave. Į kuprinę, žinai, kai įsimetu, bet trink, ten atsikratė objektyvas ir autofokus pasidarė. Ne, pavyzdžiui, tikrai jis geriau rodė, sakau aš, kaip panešiau į kuprinę. Nu, bet aišku, sakysiu, kad atsiuntė turbūt tokį fujovai. Ne, nu, ten iš tikrųjų fujovai, kad pritvirtintas. Aš iš vis nenešu atsakomybės už daiktus, jeigu jie genda mano rankose. Tai rėmus aš apiforminu, kad brokas ir viskas. Ne, tai aišku. Čia jau aišku. Darbo metais man nebūtų buvę. Tai va. Ganėtinai gerai rodo, va dabar ir vakare pasirodo. Netgi per tą ekranėlį galima įžiūrėti numerį, jeigu labai nori. NVE 150. Nu tai stovi dabar mašina. Jo, gerai, viskas ten normaliai su to DV, nu, kokybė gera. Šiandien parodžiau Ramūnui jau taip normaliai kaip kamerą. O, sako, čia kitas reikalas. O ten tikrai, nu, ta prasme, išsilieja viskas. Tie pirmi įrašai tokie irgi prastos kokybės gana buvo, neryško, žinai, o tą sekančią dieną išvis ten neįmanoma ten ką nors matyti, žinai. Gerai, pasiimsiu naują. Pavažinėjo, bet čia per pietus. Akurat. O tai gal jeigu lepinsimės šiandien, tai reikia tada lepenų man pačiam nusipirkti kažko. Alaus net